Ukrainos komanda. Ukrainai antrojo Aldo dziudo turnyro vicečempionai atstovaus dvi komandos, o jų sudėtyje kovos Stanislav Griciuniak, Aleksandr Moisej, Aleksandr Košliak, Evgenij Hramov, Rezo Masablišvili, Gračik Avagijan, Aleksej Babenko, Vadim Belkov, Fiodor Panko, Aleksandr Čaikovski, jų treneris Aleksandr Lenkov, asistentas Vasilij Leščiuk. Jūsų aplodismentai Ukrainai. Taipogi turnyre dalyvauja komanda iš Baltarusijos. Baltarusijai antrojo Aldo dziudo turnyro bronzos medalininkai šiemet atstovauja Mikita Barisevič, Dmitrij Minkov, Ivan Dubina, Jahor Varapajev, Mikita Svirit, treneris Leonid Svirit, asistentė Inesa Lasovskaja. Ir jūsų aplodismentai. Komanda iš kaiminės šalies Lenkijos. Trečio Europos dziudo komandų turnyro Aldo dziudo Alytuje debiutantė Lenkijos komanda. Šiai šaliai atstovauja Roman Zanko, Radoslav Stroka, Jakub Raitair, Michal Cepuch ir Žegoš Gdula. Taip pat Miloš Pekala, treneris Radoslav Zamecki. Aplodismentai. Kaimynai Latvijai. Latvijai pirmojo Aldo dziudo turnyro vicečempionai atstovauja Kirils Loganovskis, Ruslans Socha, Artioms Galaktionovs, Vladislav Kupovs, Nikita Duinovs, Artur Sokolovskis, Maksim Cecotskins, treneris Vaclavs Jezevič. Kaip patyliukais įeini į salę, išklotą kilimų žalių, taip pajunti jo didžią galią, į širdį plūstant pamažu, į širdį plūstant pamažu. Estijai šiemet Aldo dziudo turnyre atstovauja Artur Kikas, Nikita Razin, German Duran, Taner Sar, Matijas Kusik, treneris Andrės Pochja. Čia tavo tikslas, tavo laurai, čia tavo protas ir dvasia, čia tavo protas ir dvasia. Tai tavo svajonė, laikas parodė, tu išlikai savim. Tai ilga kaip kelionė. Lietuva turnyro šeimininkė surinko dvi komandas. Trečiojo Europos dziudo komandų turnyro Aldo dziudo dalyvė ir šeimininkė, pirmojo mūsų turnyro nugalėtoja Lietuva. Jai šiemet ketina atstovauti dvi rinktinės. Pirmosios komandos sudėtis
Edgaras Lizūnas, Motiejus Čelka, Kipras Mikalauskas, Rokas Nenartavičius, Ignas Mečajus. Vyrtreneris Vasilijus Rybinas. Antrosios komandos sudėtis. Gytis Katilius, Robertas Mingaila, Romas Girdauskas, Donatas Sabonis, Aleks Molodeckiai. Taip pat atsarginiai kovotojai Gytis Petkevičius ir Martynas Vaškovičius. Vyrtreneris Vasilijus Rybinas. Aplodismentai. Laikas parodė, tu išlikai savim. Tai ilga kaip kelionė. Taigi galite aplodismentais paraginti jaunuolius įsmeigti vėliavas į mūsų stendą. Ir dabar prie savęs noriu pakviesti Lietuvos Respublikos Seimo narį Raimundą Markauską. Taipogi šio miesto šeimininkų atstovą, Alytaus miesto savivaldybės kultūros, švietimo ir sporto komiteto pirmininkę Nijolę Makštutienę. Turbūt pradėsime nuo damos. Truputį pokyčių. Labas vakaras. Sveikinu visus tarptautinio dziudo komando turnyro dalyvius, trenerius ir tikrai nuoširdžiai džiaugiamės, kad mūsų Alytaus mieste šis turnyras vyksta jau 3 kartą. Dėkojam Aido Baranausko fondo, kuris organizuoja šitą turnyrą. Tai labai graži tradicija. Tad kuo gražiausių kovų ir tikimės, kad tai šitas turnyras vis kiekvienais metais. Sėkmės jums! Labadiena visiems. Iš tikrųjų, džiaugiuosi kartu su jumi, kad šis turnyras Aldo Baranausko vyksta pas mus. Jis yra organizuojamas, vyksta Alytuje. Jis turi didelę labai prasmę. Pirmą, mes prisimename jautrų, gerą žmogų, stiprų sportininką, kurio tikrai rezultatų nieks nenuginčys. Jo dėka dar jauna trispalvė buvo iškelta, sužinojo Europą. Taip pat mes garsiname Alytų šitų turnyrų, dziudo sporto šaką. Noriu tikrai labai nuoširdžiai pasakyti organizatoriam ačiū ir kartu džiaukimės alytiškiai, kad turime šį turnyrą, kad turėjome tokį sportininką. Gražios šventės. Ačiū. Kalbėjo Lietuvos Respublikos Seimo narys Raimundas Markauskas bei Alytaus miesto savivaldybės kultūros, švietimo ir sporto komiteto pirmininkė Nijolė Makštutienė. Dabar jūsų visų dėmesį sukaustys Elektrėnų sporto klubo draugystė dziudo šou parodomosios programos. Pirmiausia, jums norime pristatyti vaizdo klipą atskleidžiantį visą dziudo grožį. Netrukus jūs matysite vaizdo filmą, o po jo pasirodys 2 sportininkai, Lietuvos čempionai, suaugusių rinktinės nariai Kęstutis Vitkauskas bei Tigran Galastian.
Ant tatamių pasiruošę Kęstutis Vitkauskas ir Tigran Galastian. Aplodismentai.
Fikran Galastijan ir Kęstutis Vitkauskas. Elektrėnų sporto klubo draugystė dziudo šou. Jų treneris Kęstas Vitkauskas. Aš manau, kad reiktų garsesnių plojimų. Ir eina dabar ant scenos lipanti grupė Rondo. Aš jų paprašyčiau dar ir pakartoti. Aš manau, jie tikrai tą padarytų dar ne kartą. Tad, mielieji, jūsų aplodismentai grupė Rondo. Ji dabar čia jūsų užmotyvuos finaliniam kovom. Labas vakaras, mielosios ponios, labas vakaras, gerbėjai ponai. Aš noriu pasveikinti jūs visus ir šio puikaus turnyro organizatorius. Kadangi mes čia važiavome vien tik tai dėl to, kad šitas fondas kelintą kartą organizuoja tą turnyrą. Ir kas svarbiausia, kad tai yra tokie žmonės, kuriems reikalingas tik tai sportas, tik atsidavimas sportui. Įėjimas nieko nekainuoja. Prizinis fondas yra, sukviečiamas labai gražios geros komandos. Ir mes tikrai turime paplot dar kartą fondui už tokį puikų turnyrą. Nu, pirma daina, kurią mes ketiname šį vakarą padovanoti, tai yra grupės Rondo himnas, grupės Rondo vizitinė kortelė, tai yra daina pavadinimu Aukštumos. Manim patikėsit bus gerai, gerai, gerai mums bus. Tegul žiaurus vėjai mus raskys perpus. Netikėk, ką priešais tuos, kažnegės tau svetimi. Šis gyvenimas kitoks, reikia būti savimi, netikėk, ką priešais suoks, kažnegės tau svetimi. Šis gyvenimas kitoks, reikia būti savimi. Kada tai pamiršim, bet to neįvyks, juk niekada. Galbūt gelmė taps paviršium, o tiesa pavirs didžią klaidą. Netikėk, ką priešais suoks, kažnegės tau svetimi. Šis gyvenimas kitoks, reikia būti savimi. Netikėk, ką priešais suoks, kažnegės tau svetimi. Šis gyvenimas kitoks, reikia būti savimi. Ačiū Jums labai.
Ponas ir ponai, norime pasigrožėti jūsų ritmikos jausmu. Tai žinia yra labai lengva ir paprasta, jūs reikia tiesiog ritmiškai paploti. Prašom, visi. Štai todėl mes jūs visus labai mylim ir gerbiam. Paputau nuo vėjo gūso, laukiu kolei tu pabusi. Tavo veidas toks laimingas ir gražus. Mes abu dabar jau ramus, palei upę mūsų namas, gal kažkiek į seną laivą panašus. Na ir kas, kad mūsų namas taip sukreipo. Na ir kas, kad varna peri kamine. Soda pražyda ir tikriausiai iš pavydo trimituoja baltos gulbės nemune. Prašau ir dar kartą parodykite savo nuostabų ritmikos jausmą. Saulė glosto mūsų namą, pažiūrėk, kaip virpa lapai drebulės. Kaukia vėjai po palaukia, nežinau, kas mūsų laukia. Gal lemtis šį seną laivą pagailės. Na ir kas, kad mūsų namas taip sukreipo. Na ir kas, kad varna peri kamine. Obelis soda pražyda ir tikriausiai iš pavydo trimituoja baltos gulbės nemune. Kad mūsų namas taip sukreipo. Na ir kas, kad varna peri kamine. Obelis soda pražyda ir tikriausiai iš pavydo trimituoja baltos gulbės nemune. Trimituoja baltos gulbės nemune. Trimituoja baltos gulbės nemune. Ačiū Jums labai. Tikrai puikus ritmikos jausmas. Ačiū Jums labai, mėly bičiuliai. Viena iš naujausių mūsų dainų, kuri tikriausiai atspindi jūsų šio vakaro nuotaiką. Gyventi gerą. Tu pakelki rankas aukštai ir balti debesų kraštai. Švelniai dulkės nubrauks tau, vėl šviesos vos daugiau. Būto laiko seniai nėra, tas, kas nauja dabar šalia. Tu
šypsaisi graži diena ir gyventi taip gera. Ponios ir ponai, pakelkite rankas į viršų, parodykite, jo gyventi yra gera. Užrašyti delne keliai, jos atspėt kažkada bandai. Vienas tiesą surast padės, tas, kur ieško širdies. Nebijai belsti į duris, juk žinai tave tai darys. Kam pritrūko širdies kalbos, visada kažko laukia. Žodžiai jau nepikti, jau tikėti kitais gali. Moki naktį žvaigždėm apšviest, saulę rytų iškviest. Kai dalykis yra smagu, lietų lieji iš debesų. Tarsi muzika tas vanduo ir gyventi taip gera. Ačiū. Gyventi gerą, ačiū jums labai, ponios ir ponai. Kągi ir dar viena istorinė daina ir daugia mes jūs neįkirėsime. Toliau jau prasidės turnyras, kurio visi labiausia laukia. Bet mes tiesiog negalime jums nepagroti kitos dainos. Dėl to, kad tai yra istorinė grupės Rondo daina, kurią mes norime jums padovanoti tikrai iš visos širdies. Tėvynę dainų ir artoju, už ką tu mus šitaip baudi, į kokį džiaugsmingą rytojų per skausmą ir kraują vedi. Iš kur šitas pyktis ir kerštas, tas melas vardan Lietuvos, kieno tas alsavimas karštas virš vaikiškas mano galvos. Tėvynė, tu mano tėvynė, su kuo prieš ką tu eini, ko
paskausiu ir kraują ledai. Iš kur šitas pyktis ir kerštas, tas melas vardan Lietuvos. Vienodas alsavimas, karštas ir šveikiškas mano galvos. Tėvynė, tu mano tėvynė, su kuo prieš ką tu eini. Kodėl tu draskai man krūtinę ir ko tu taip ieškai mane. Tėvynė, tu mano tėvynė, su kuo prieš ką tu eini. Kodėl tu draskai man krūtinę ir ko tu taip ieškai mane. Ačiū Jums labai. Sėkmės sportininkams. Grupė Rondo ir visi aplodismentai Sergejui Persijanovui, gitara, vokalas. Taip pat Robertui Mankui, mušamieji, Remigijui Venclovui, klavišiniai ir Aleksandrui Ivanauskui, bosinė gitara, vokalas. Grupė Rondo. Ačiū. Gražaus ir gero Jums turnyro. Aš manau, kad jau daugelis damų norėjo būti pakviesos džentelmenų ir kad čia ant tatamių prasidėtų šokiai, tačiau sportininkai, manau, jaudinasi ir laukia, kadagi prasidės finalinės kovos. Finalinės kovos prasidės netrukus, tačiau pirmiausia pusfinalis, kuriame susitinka Ukraina ir Lietuva, Lenkija ir Baltarusija. Tad netrukus jūs galėsite pasižiūrėti, o dabar apie 10 minučių apšilimo tokia kaip ir pertraukėlė. Mano vardas Arvidas, name gyvenam 3. Valymo įrenginį esu įsirengęs Feliksnavio, tai yra 4 asmenų šeimai. Lėmė gal pasirinkimo bendravimas, rekomendacija, nesigailiu tiek įrengimų pačių, kaip įrenginėjo komanda. Galiu rekomenduoti ir kitiems iš tikrųjų drąsiai. Tarptautinis Europos dziudo komandų turnyras Aldo Dziudo. Europos čempionui Aldui Baranauskui atminti Alytaus sporto ir rekreacijos centre Naujoji gatvė 52.